Valera, kaip tau sekas? Kaip čia seksis? Žinai, Aistės nebėra. Tai daugiau nėra ką pasakyti. Sveikata kreivoka. Vienas džiaugsmas, kad kojos pradeda atsistatinėti. Taip, suprantu, sunku. Be abejo, tam reikalingas laikas. O jisai viską gydo. Laikas juk, kaip ten toj dainoj, visagalys, ar ne? Taip, tikriausiai. Bet jaučiu ne dėl to mane čia pasisidinai pasivežinėti. Kodėlgi ne? Tai pamačiau, žinai, seniai pažįstami. Vladai, davai nepradedam. Būtent todėl, kad seni pažįstami, tai neįkvok benzino, laiko ir netrukdyk mano kajytėms vaikščioti. Eik prie esmės. Gerai. O tu man toks patinki, tikrai. Nu ką, jeigu taip, tai pasakyk. Kas ten dabar dedasi pas Koganus? O kas dedasi pas Koganus? Valera, nepradėk įjungti durnelio, Ne, rimtai. Paaiškink, ką tu turėjai omeny. Dabar toks klausimas. Kas vyksta pas Koganus? Tai čia apie viską arba apie nieką? Gal sustok kur nors? Gerai, tuoj. Žinai, aš tau atvirai pasakysiu. Koganas man sakė, kad galėtumėm pradėti vėl dirbti kartu. Supranti. Tai, žinai, ir staiga dingo. Dingo visi planai. Viskas dingo. Tai aš ir noriu sužinoti. Iš tavęs. Kas ten dabar vyksta? Ir viskas. O nepaprašiau būtų pačio Fredžio paklausti. Prie ko čia aš? Fredžio. Fredžio aš tai dar paklausiu. Gerai, aš tai sustosiu. Valera, tai tu nori pasakyti, kad nieko apie tai nežinai? Ir neturi jokios versijos, kas ten vyksta? Ar aš gerai tave supratau? Gerai supratai, būtent taip ir noriu pasakyti. Palauk. Dievas mato, aš šito nenorėjau. Pasižiūrėk. Kas čia permakultūra? Man atrodo, tu turėtum žinoti, kiek tu ištraukė pinigėlio iš Kogano į savo offshore. Iždininkė, patikimiausias jo draugė. Kaip tu viską išsiaiškinai? Tavo žiniai, aš kadaise mokiausi KGB mokykloje. Ir gerai mokiausi. Ne. Aš turiu savo metodų. Tai va. Aš nenoriu tau piršti savo nuomonės. Bet man atrodo, kad tau turėtų rūpėti ne kaip aš išsiaiškinau, o ką aš žadu daryti su va šitu. Aš puikiai suprantu, kodėl Koganas pakeitė visą šitą savo planą, nes gavo matyti labai stambią varkę, kurios įgyvendinimui manęs nebereikia. Aišku, o kam dalintis? Iš vienos pusės, ne? Pažiūrėjus tai žmogiškai, tai pateisinima. Bet kažkaip tai, žinai, nekolegiška ir negražu, ar ne? Tai ko tu iš manęs nori? Aš noriu, kad tu man viską papasakotum, ką žinai. Nieko neslėpdamas. Viską. Nes kitaip visas šitas failas atsidurs ant Kogano stalo. O tau nereikia aiškinti, ką Koganas tau padarys, kai sužinos apie visą šitą tavo kūrybą. Valera, aš suprantu situacijos delikatumą. Tau nesinori Kogano išduoti. Tau jis yra geras, duoda tau uždirbti ir visa kita. Bet aš tau dabar noriu parodyti kai ką, kas tau suteiks tikrai motyvacijos ir minčių apmąstymui.
nesąmonė kažkokia. Negalėjo tai būti, čia... Iš kur aš žinau, čia photoshopas kažkoks tai. Ne, nu kam tu tas nesąmonės gamini čianai, ką? Ko tu nori? Ko tu nori? Valera, dėl vienų dalykų tu esi visiškai teisus. Čia tikrai yra nesąmonė. Nesąmonė. Žinai, kad tau už nugaros visą tai vyko kiek porą metų, o gal net visus 3. Ir aš nesuprantu, kaip tu viso šito nematei. O kai gulėjai ligoninėje, tai iš suprantama, be abejo. Beje, tuo metu jie praktiškai gyveno kartu. Taip, taip. Nu, aš nesuprantu tada. Bet iki to, Valera, iki to, nu, tu buvai visiškai aklas, nu. Budrumo man, 0. Koganas gyvulys. Mėšlo gabalas. Matai, Valera, o kaip tu jį gynei? Ir dar pagalvok, ar jisai nėra kažkaip prisidėjęs prie tavo Aistės mirties? Ne, čia tik tai mano pamąstymas. Tik tai, žinok. Žinai, gal jinai pradėjo jį gąsdinti, kad tau viską pasakys. Nu, tada jis paėmė ją ir pašalino. Taip. Bet čia tik tai mano tokie sapaliojimai. Gaila, aš neturiu jokių įrodymų. Nu, tai irgi geras. Renki medžiagą apie žmonės. Seki. Viską žinai, viską slepi. Kai reikia ištraukti papkutę, štai jums įrodymas, taip? Kas tu per žmogus? Kas jūs visi tokie? KGBistai per žmonės? Atleiskit, jūsų šventenybė, kuris per 10 metų pavogė iš Kogano 1,5 milijono eurų. Eik tu velniop. Aš suprantu tave, Valera, suprantu. Dabar tu man nieko gali nesakyt, aš palauksiu. Bet matai, tu esi vyras protingas, per daug protingas. Todėl aš manau, kad mudu susitarsi. Už šitą gali paimti. Viso! Sveika. Labas. Duok savo rankinę. Mokėsi naudotis? Aš turėjau ginklą, bet nežinau, kur jį padėjau. Nežinau, kur dingo. Moku. Klausyk, o tu esi tikra, kad nori daryti tai savo rankomis, ką? Gal reikėtų surasti žmogų, kuris galėtų tau padėti. Diana, aš neturiu tiek pinigų, kad samdyčiau ką nors. O be to aš noriu viską padaryti pati savo rankom. Bet tu suvoki, kad tave gali sugaut, kad tavo gyvenimas gali baigtis. Žinai, po to kartą, kai nušovė mano vyrą, man atrodė, kad nušovė ir mane. Aš miriau kartu su juo. Ir papuoliau į pragarą. Ir dabar jau nieko nebebijau. Nieko. Man jau daugiau nieko nebenutiks baisaus šiai žemėje. Nieko. Baisiau negali būti nieko. Nu ką. Ačiū tau labai labai. Ačiū tau. Tadai. Labas.
Nu sveikas. Kokiais vėjais čia šiaip neužeini niekad? Nebuvo progos. Dabar yra. Nu jo. Atėjo žuotus pareikšti. Girdėjau apie Gizą. Nu, jo, taip. Visgi brolis. Kad ir netikras. Nu, žiūrėk. Gersi ko? Ne, aš už vairo. Gerai. Klausyko, iš kur tu sužinojai apie Gizą? Tai žinai, kaip greitai sklinda pletkai miesti. Na, aš žinau, greitai, bet kad taip greit nesitikėjau, matyt, turi gerų šaltinių, ar ne? Po truputį. Arėjai. Ir atsiranda tie šaltiniai. Klausyk, sūnau. Aš čia turiu tokį kaip ir... Klok. Tu mane sūnum vadini tik tada, kada kažko reikia. Gerai, brangučius, tu gali galvoti kaip nori, bet kartais, tu žinai, kartais žmogaus darbai pasako daug daugiau negu žodžiai. Ašgi tave pripažinau, ar ne? Aš netgi neprašiau jokios DNR iš tavo motinos. Galų gale, aš tau mokėjau elementus iki pat mokslo pabaigos. Ir dar daugiau. Oi, tai paklausyk. Tobulas tėvas. Elementus tvarkingai mokėjo. Tavo paminklą pastatyti, ar ką? Gerai. Neironizuok tik tai. Kada nors tu suprasi, kiek aš daug esu padaręs dėl tavęs. Ir tarp kitko daug daugiau, negu tavo motina leido. Čia tik motinos nekišk. Gerai, baikime tą temą. Tai sakyk, kas yra. Klausyk, kom tu dabar užsiimi gyvenime? Taigi moduliniais namukais. Kad tu neprisimeni. Pats man pradžiai pinigų paskolinai. Pirmiausia, aš tau nepaskolinau, o padovanojau. Man nereikia tų tavo dovanojimų. Aš tau sakiau, atsistosiu ant kojų, viską grąžinsiu. Matai, sūnau, jeigu leisi tave taip vadinti. Jeigu tu neteisi dirbti pas mane, galimas daiktas, kad nebebus kam grąžinti tų skolų. Kas yra? Negerai jautiesi? Ne, nieko. Nieko, viskas tvarko. Tai sakyk, ko taip dramatiškai nusteikęs. Syk, o tie tavo šaltiniai sakė, kaip žuvo Gizas? Ne, žinau tik faktą. Tai žinau, Gizą nušovė, kada jis lydėjo mano krovinį. Deimantas? Aha. Perėmė? Perėmė. Kokia vertė? Didžiulė vertė. 150 kilogramų. Iš kur tokie pinigai, tėvai? Klaustame, kad tai viskas buvo iš avansų. Ir dabar 300 milijonų yra kaip į balą. Ir dėl to aš prašau tavo pagalbos. Man, jeigu būtų viskas kitaip, aš paprasčiausiai neprašyčiau tavęs, bet dabar aš esu visiškai šiknoj, o tu užaugai rimtas vyras. Ir tu gali man padėti. Supranti? Reikia juos grąžinti. Reikia juos grąžinti visus iki vieno, nes kitaip man kapai. Sujunkit mane su policija. Aš noriu pranešti apie įvykdytą žmogžudystę. Čia kažkoks kosmosas. Tu nieko nepainioji, jie rimtai Fergizo sūnų nukirto. Tai ką, jie dabar kokių 105 kilų deimantų turi? Taip, viskas ir buvo. Kas toliau?
Nežinau, bet mes negalim leisti Koganam turėti šitiek šaibų. Tai aš ir pats suprantu, nuo ko pradedam. Oho. Nu, gal atsakymas yra čia? Klausau? Sveikas, Švarcai. Nesutrukdžiau? Sveikas, Valera. Ne, nesutrukdėjai. Viskas tvarkoja. Kaip tu laikais? Nieko. Gal galėtume susitikti, persimest porą sakinių, neužsiėmęs? Nu, jo. Jo, šiaip galėčiau. Jokių problemų, tik aš neslėpsiu, tu mane taip rimtai nustebinai su savo pasiūlymu. Aš ir pats save labai nustebinau, bet kai kurie dalykai gyvenime ima ir apsiverčia per vieną akimirką. Žodžiu, pasikalbėti reikia. Kur ir kaip tau patogu? Ir vėl, taip sakant, su gimtadieniu, linkime tau, namų bedumų. Šarai, labiausiai man namų bedumų dabar reikia, ne? Tai aš tik tiek galiu tau palinkėti, nenoriu suteikti vilties. Supratai? O, tai torčiukas kur? Pyragiukas, ką man tas gėlės valgyti? Nu tai ir išrankumas gyvilėtis, prašom. Šarai, tas gėlės čia pamerkti reikia, ten dar kažką, aš gyvaikščio dabar negaliu. O man sakė, kad gėlės yra geriausia dovana moteriai. Šarai, ne vieną kartą jau galiu įsitikinti, kad aš nelabai standartinė. Tai gerai, kadangi jau esi tokia nestandartinė, tai aš tau gimtadienio progą parašiau dovaną. Atpažįsti? Pažįstu. Kas čia toks? Kas čia toks? Gizasgi sakau, kad pažįstu. Kada? Šiandien. Aplinkybės? Aiškinamės. Mašinai nušautas? Ne, kažkur kitur. Mašina tik tai įkištas. Nu, tai ką tu žinai, ką? Negi nieko nesuodėjai. O Fergizo deimantai ką? O ką, Fergizo deimantai? Kaip tai ką? Nu, jis negali gyventi iš tų savo legalių parduotuvų, jisgi kontrabandą suka. Šarai, nepagautas, nevagis. Vagis? Turi sėdėti kalėjime, supratai? Pagautas ar ne? Tai žinai, ką nors ar ne? Nu, gaila. O aš jau su gydytojais pakalbėjau, kad tave išleistų atgal dirbti, taip sakant, po priedangą, bet... Gulėt tau čia, kaip ilgai gulėt. Šaras kabinete? Ne, kažkur išvažiavo. Kada grįš? Nežinau, nieko nesakė. Lemba, man žiauriai gaila, kad jis vietoj tavęs. Gerai, be emocijų sėdami mašiną. Išjung telefoną. Tie? Kas dėl Šaro, tai aš seniai jaučiau, kad šitas grėsia. Kokia tu dar jauna ir naivi. Dabar klausyk manęs įdėmiai. Klausau. Tu manim pasitiki? O kodėl tu klausi? Aš klausiu, ar tu manim tiki ir pasitiki. Prašau atsakyti klausimą. Taip, pilnai. Gerai. Man reikia, kad tu viską fiksuotum ir man informuotum, ką daro Šaras, kokias tyria bylas, su kuo susitikinėja. Man svarbi kiekviena detalė, supranti?